Šį rudenį tikrai pasakiška bobų vasara. Tad ir derliaus šventėje Telšiuose išpuolė saulėta šilta diena. Todėl ir renginys Turgus 2015 buvo gražus. Miestiečiai ir ūkininkai jau nuo ankstaus ryto sugužėjo į miesto centrą, Turgaus aikštę, pasidžiaugti šių metų derliumi, pasivaišinti laukų ir sodų gerybėmis. Į šventę atvyko ir daug svečių iš visos Lietuvos ir netgi aukščiausia šalies valdžia išskyrus prezidentę. Kaip kasmet šventė prasidėjo eisena nuo Žemaitės teatro iki turizmo centro, kur stovėjo centrinė šventės tribūna. Labą rytą. Labą. Labas, korespondentas. Labas, Augustinai. Ну да Telšiškė, nu pabuoti, mėsį, susirasti kokius iš šoną. Tam reikia Ojej, kokius devynius galingus susirinkę.
Labą dieną, noriu pasisveikinti su visas miestelienas, svečių matau ir būris tokį, kokį nesam turėjai. Lopta derlius mūsų irgi neblogs šį metą. Manau, kad visiems užteks. Apie derlių tikriausiai pats pašnekės pats ūkininkas. Palauk, veizėk, kaip tradiciškai būdinga žemaitėms, man atrodo visiems ūkininkams, kad surinkiant paskutinį grūdėlį, suriši tokį gražį vainiką, ir čia veizėk dar tokių kapšiukai prisuvinėta, čia ne šiaip sau, anei simbolizavom patį derliaus turtingomą. Nuimkiam keporį, muzikontą maršą į gaspadoriau vainiką. Ot ką pritin gražia, ne? Bo kad tas ūkininkas su savo visų Telšių rajon truop nedertų, reikto priveizėtojaus. Ir koksgi priveizėtos geresnis gali būti už miestą galvą, už Telšių užteniunėjį seniūną gerbiamą Kazimierą. Ir jums rudenėnį pokštį. Dabar ūkininkas biški 3 sakinės aplinkom derlių. Jo, koks buvo šį metą, ar labai sunkiai sekės, vien žodžiu, nėra ko mokyt man jūs. Kaip žinot, labą dieną visiems, labą dieną svečiams didelėms iš Vilniaus. Tikra, ūkininką lengvas dons niekad nėra. Didelė kartas ver, kad lyn, kartas ver, kad nelyn, kartas ver, kad šalta į didelę. Iš tikrųjų, ūkininko viskas į didelę reikalinga. Ir lietaus, ir šalčiai, ir pagadas, ir taip toliau. Derlius šiemet buvo didelė geras, bet kainas biški mažesnis, bet irgi nenusiminam, kokybė ir biški geresnė, taip pat įsilyginsim. Ir didelė visiems lenku, ko geriausias šitos šventės. Ačiū, kad nori čia pagerbėti taip didelę. Dideliausia dėkavojam ūkininkau, kaip sakom, gaspadoriau, juk be nuoleidėm mes negalim linksmintis, mes į savo, kaip sakom, turgaus veitą negalim į svečių pasikveisti. Veizėkit, kai kanų daug šiandien privažiavo. Oi, šiandien svečių turim daug. Susvers kužną mūsų grūdėlį, kaip sakiau, išrašiau kužną vabulėlį. Tad kveitam visus mūsų svečius. Padėkojam ūkininkams, padėkojam seniūnau. Ani gali pasilikti, žinok, tai gali pašalėlį pasitraukti, nes blogiau nebus. Makulėlė, biš pasispauskit, dabar prigužės prieis pilnas senas svečių, garbingiausių. Onta maršą, vašk veitų visus mūsų svečius, katrai įvertins mūsų derlių. Audringas plojimas kveitam Telšių rajonų savivaldybės vicemerą, laikiną einantį į pareigas Petrą Kupstiną, gaspadorių mūsų miestą, kveitam Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kveitam ministrą pirmininką Algirdą Butkevičių, kartu su administracijos direktoriu Sauliu Urbonu, Lietuvos Respublikos Seimo narį Valentiną Bukauską, sveikatos apsaugos ministrą Rimantį Šalaševičiūtę, liberalų sąjūdžio pirmininką Seimo narį Eligijų Masiulį, žemės ūkio viceministrą Albiną Ežerskį, žodis gerbiam vicemerau Petrau. Prašom prie tos triubėlis, kad ir sustuovu taip jau truopnė, kad nenukrėstų nuo kursą. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas premjerė, gerbiami Seimo nariai, ministrai ir visas kitas būrys svečių, gerbiami Telšiškė. Sveiki! Šiandien parodė, kad Telšių kraštas pats gražiausias, kad mūsų kraštas žemės pačias derlingiausias, kad žmonės čia gyvena patys nuoširdžiausi, patys darbščiausi, patys geriausi, pasiplojam visi savo. Su švente, jūsų švente čia, sveikinu visus, ačiū.
kiek žinau, gerbiams vicemers ir paruošęs puikis padėkas visom mūsų seniūnijom. Rudens gerybių ir linksmybių turgo 2015 pasirašo Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas laikinai einantis mero pareigas Petras Kuizinas ir apdovanojam Telšių seniūniją. Tokiu pat padėkos rašto apdovanojam Degaičių seniūnijai bendruomenį į kultūros darbuotojų. Veitam Degaičių atstovus ir seniūns, aš manau, kad yra. Ir seniūnų. O aš noriu pakviesti visus seniūnus arčiau scenas, kad greičiau užliptumėt pasiimti apdovanojimą. Kveitam visus seniūnus prieit prie laiptukų. Greta. Žodis mūsų brangims, mylimims, miestą, šventis svetiams. Katrai tikrą sakė, suskaičiaus su Ligveinu Grudeliu, kiek tai žemaitė mok trup nedirbti. Tad žodis sveikinimą kveitų tarti gerbiamą Seimo pirmininkę Loretą Graužinienę. Mėly telšiškiai, šiandien ypatingai graži šventė čia pas jūs. Ir turbūt Telšių pačio miesto žmonės yra šiandien pilnai užtikrinti, kad žiemą praleis sočiai ir tikrai netrūks nei duonelės, nei bulvyčių, nei turbūt ir jums pasisekė, nei grybų derlius buvo pas jūs geras, nei džiovintų grybų, taigi kalėdos laukia tikrai labai geros. Ir matom, kad jūsų ūkininkai priaugino ir šeimininkės iškepė tiek daug nuostabios duonos, o gardumas tos duonelės, taigi svarbiausia turėti duonos ir svarbiausia visiems šypsotis. Labai džiaugiuosi, kad šios metus Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė regionų metais. Ir tai galimybė ne tik tai parodyti savo regione, ką turime gražiausio ir geriausio, bet ir pasikeisti dainomis, šokiais ir dovanomis iš vieno regiono į kito. Taigi, kadangi esu aukštaitė, tai iš Aukštaitijos regiono atvežiau dovanų. Matau, turite daug duonos ir pyragų, bet aš jums noriu palikti aukštaitiškos arbatos, surinktos aukštaičių žemėj, su visoms geriausiom gydomojom savybėm. Ir taip pat noriu merui padovanoti aukštaitiškų raštų šiltas kojines, kad nesušaltų žiemą ir kad priimtų visus teisingus sprendimus jums. Ačiū labai. Jie dideliausia dėkavojam už šiltus žodžius. Už šiltas kojines. Žinot, telšiškė, dabar šildim sezons bus įjungt žymę vėliau, mer su šiltom kojinėm bus. Sutaupysiam. Jie mes esam susitarę su aukščiaus, kad saulės šveis spinduliai kaitins, nereks to šildim liksaus pirmos. Na, o dabar žodį suteikia ministro pirmininkau gerbiamam Algirdau Butkevičiau. Labadiena, mėly žemaičiai ir garbus Žemaitijos sostinės svečiai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pakvietimą ir galimybę pasveikinti jūs čia visus susirinkusius į tokią nuostabę, pasakyčiau, žemdirbių ir miestiečių bendrą šventę. Norėčiau palinkėti, kad tie aruodai, kurie šiemet tikrai yra gausus, kad jie virstų tam tikromis prekėmis, kurias šiandien mes matom ir kad tikrai ir čia mieste gyvenantiems žmonėms visą tai būtų prieinama. Mėlėjai, džiaugiuosi, kad kartu galim švęsti tokias nuostabias šventės. Seniūnijos, kaimo bendruomenės, miestų žmonės, politikai. Tai yra nepaprastai svarbu pabūti mums kartu visiems, pabendrauti, pasidžiaugti, tam tikrom pasidalinti mintimis. Ir aš manau, kad šiandien yra ir nuostabi, graži, saulėta diena. Tai visi būkite laimingi, būkite geros nuotaikos
ir tikiuosi, kad šita diena praeis visiems nuostabiai, su gražia, nuostabia švente. Ačiū. Dėkojam premjerau už gražius palinkėjimus, Deina tikra, kuo puikiausia. O dabar žodį suteikti noriu Lietuvos Respublikos Seimo nario, mūsų kraštiečio Valentino Bukausko. Didelė esu laimingas, kad gimiau tame gražiame krašte, Telšių rajone, kad gal gyventi Telšių mieste, Žemaitijos sostinė ir didelė laimingas, kad mumis pagerbė tiek aukštų pareigūnų, taip pat kaip per krikštą 600 metų paminėjimą. Tai didelis ačiū Jums, kad Jūs esate tokiai nuširdus, tokiai šilti ir manau, kad daug nebekalbėkiam, eikiam prekinteis. Gero švenčių. Dėkojam mūsų mylimam Seimo nariau. Dideliausiai džiaugiamės, kad tikrai ton Žemaitijos etnografinių regionų metų renginį pagerbė tik daug aukštų mūsų svečių ir didelę norėm išgirsti ton žemaitišką šnektą. Kvietam sveikatos apsaugos ministrui Rimantei Šalaševičiūtei. Labą dieną, brangus kraštyčia. Džiaugiuosi baisę, kad esu kartu su jumis. Džiaugiuosi jūsų gerų derlium, kad visus grūdus iki paskutinį suskaičiavot. Linku, kad tie rūda nebūtų pilni, kad būtų ištuštinti iki paskutinį grūdą ir gerą derliaus kitas metas. Geros šventės šiandien. Dėkojam mūsų ministrė. O dabar kvietam Klaipėdos kraštą gerbiamą Eligijų Masiulį. Manau, irgi žemaitišką išgersim. Aš mišrūns esu. Gerą dieną, mėly telšiškiai, mėly žemaičiai. Iš tikrųjų, čia visi šneka apie pilnus aruodus. Aš noriu Jums palinkėti, kad kuo mažiau grūdų tai valdžiai atiduotumėt, kuo daugiau savo pasiliktumėt. Nes kai žmogus pats savo turi grūdų, tai pats savo ponas. Bet iš tikrųjų žemaičiai moka ne tik gerai dirbti, bet moka ir labai gerai švęsti. Tai todėl noriu palinkėti, kad šią gražią saulėtą dieną švęstume taip, kaip sostiniai priklauso, kad garsas šventės eitų toli iki pat Vilniaus, su gražia švente, mylėjai. Dėkavojam už tokius puikius žodžius, o dabar norėtumėm žodį suteikti Žemės ūkio viceministro Albino Vežerskio. Labą dieną, mėly telšiščiai, gerbiami žemdirbiai, valstybės vadovai. Tikrai man kaip kaimininio rajono gyventojui labai malonu dalyvauti šitoje šventėje, matyti taip gražiai pasipuošusius, taip gerai nusiteikusius žemdirbius ir miesto žmonės ir tą gražų bendradarbiavimą, kurio kartais pritrūksta tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų ir perdirbėjų. Tai aš norėčiau palinkėti, kad šita graži tradicija žemaičių, pačių atspariausių Lietuvos žmonių, kad šita graži tradicija persikeltų ir žemės ūkio produkcijos gamintojų ir perdirbėjų santykius. Ir aš manau, kad dar mes ryškesniais veidais, platesniem šypsenom matytumėm žemdirbius, jeigu šitie santykiai savotiškai netemdytų tam tikrų dalykų. Ir aš šiandien šios šventės progą noriu tikrai pasidžiaugti ir padėkoti visiems Telšių rajono žemdirbiams, kurie neypatingai gerų žemių turėtojai yra, bet savo darbštumu, savo užsispyrimu tikrai nenusileidžia visos Lietuvos žemdirbiams. Ir aš dar linkiu turėti dar kantrybės, stiprybės, praeis ir tie blogesnėji laikai, ateis geresni, ypač pieno sektoriui. Ir aš tikrai linkiu ir matau viziją, kad žemaičiai visuomet atlaikys tas situacijas, kurios kartais susidaro kaip ir krizinės. Tad geros šventės, geros nuotaikos ir gerų akimirkų čia jūsų šitoje nuostabioje šventėje. Dėkojam viceministrau. O dabar matau, kad mūsų svečių būris dar didėja. Tad į sceną norim pakviesti Seimo narę, ponę Ireną Šiaulienę. Aš noriu žodį suteikti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Sauliau Urbonau. Garbus mūsų šventės svečiai, mėly telšiškiai, sveikinu visus su tokia gražia švente, ūkininkus sveikinu su gausium derlium, su pagrindiniu rudens darbų pabaiga ir linkiu šiandien gražiai linksmai atšvęsti. O naudodamasis progą norėčiau įteikti
pagerbimo raštą ir nuoširdžiai padėkoti mūsų visų žinomam ir mylimam tautodailininkui Adolfui Gedvilui, kuris mūsų miestui padovanojo tikrai unikalų kūrinį, kurį jūs galėsite apžiūrėti prie mūsų miesto laikrodžio. Tai yra medinės šachmatų figūros, visas komplektas 32, kurios kiekviena yra unikali. Tai didelis jam ačiū, linkime sveikatos ir dar džiuginti mus savo darbais. Kiek žinau, šiandien jis neatvyko, tai jam įteiksim ir kuklę dovanėlį, kuri, aišku, neprilygsta tai jo dovanai vėliau. Tai gražios šventės ir geros nuotaikos jums. Dideliausią plojimą mūsų tautodailininko plokiam visi telšė, kad mums girdėtų, kad mes anam dėkavojam. O dabar norėčiau žodį suteikti miesto gaspadoriau. Matau, jums irgi tor dovanų, gerbiam seniūnį. Prašom, žodis jums. Mėly telšiškiai, garbūs svečiai. Tikrai šventės geras dalykas, malonus, tačiau būna gyvenime ir tokių juodesnių dienų. Kada mes vasarą turėjome šventę prie Germanto ežero ir buvo tragiškos oro sąlygos ir išmaurojom tą visą paežerį, nuskambėjom per visą pasaulį, kad nemokam saugoti gamtos, bet tokia buvo stichija. Ir po to šventės kreipiausi į Ūkininkų sąjungos pirmininką, sakau, Vytautai, gelbėk, gal žinai žmogų, kuris galėtų padėti, nes, tikrai padarėm ten taip, ką padarėm. Vytautas sako, nieko neieškok, aš pats to viską padarysiu, turiu visą techniką. Tikrai nuoširdus ačiū žmogui, kuris supranta, kuris yra patriotiškas ir tikrai su savo technika 2 dienas dirbo, išlygino, pasėjo žolę, kuri labai gražiai žaliuoja, žymiai gražiau negu kad buvo prieš šitą šventę. Tai ačiū nuoširdus jam, padėka ir kukli dovanėlė. Dideliausią plojimą Vytauto Rakeckau. Juk anavai priklauso, nelyginti tas daug, sėti žolį. Juk mes savam pagarsinom, kaip gaspadorių, Ir šiemet labai apsidžiaugiau, kada prieš mūsų šventę Naujamiesčio mokyklos iniciatyva paprašė mokytojos su vaikais papuošti telšius ant Insulos kalno, padaryti gražuolę mandalą. Taigi kviečiu Naujamiesčio mokyklos atstovus priimti kuklę dovanėlę iš manęs ir kviečiu visus telšiškius nebūti tokiems abejingiams, bet kiekvienas savo darbų, savo kažkokių gėlės pasodinimu, šiukšlės pakelimu, gražinkime tą mūsų miestą. Taigi su švente visus, geros šventės. Rimtą darbą. Nemislykit, mes šitų maišų nekilnuosėm, nesversiem. Dabar šiandien etnografinių regionų metams mes turim skirtą dideliam svarbų uždavinį. Veizėkit, čia turim išsidėliojant net 11 daunų prikepėm. Katras kepi visus 11 seniūnijų atstovų. Specialiai nerašėm seniūniais pavadėnimu, kad nebūtų jokios korupcijas, kad būtų tik ta numeris daunas, į daunas pavadinėms. Ir dabar aš noriu, kamonų ūkvedis, čiopk suvakastas, žiorstus, kaip sakant, kvartūgus, kad trivūry parašyta, Telšių torgus 2015, o mes pasikveisiam 4, ne 5. Žemaitė tori išsiskirstinti. Tad dabar jau į sceną noriu pakveisti Daunas vertinimo komisiją. Kveitų Lietuvos Respublika Seimo etninės kultūros globos tarybos specialistė Žemaitijos regiono Sigita Dacienė. Nu, ką puikiai atrodo, žanduką paraudonau, čia musintas nuo tos saulės, prieš to torgų. Ir telšius, man atrodo, daugai, moteriškų į vyrų, kad reikia aptas daunas. Nu, bet kažką burtų kelvot išrinkom kavinės gurmanų gildijai savininkį, katro tikrą negaust valdiškos daunas, neiškor pasikanauti, Ana kep pati tom dauną, daunas kepėja Jolanta Rupeikienė. Jau matot, paremsiu užrašą, su viskuo jau pasiruošęs. Ja, tas su peiliu
kas užrašas iš karto, matom, konkurs komisijos narys dirbs. Nu, kokį komisiją dabar betų vyrą, galvoj, mes ant step laikom, nu pradžios pasikveitę, nelik pabingos. Moteriškas jau susibars tarp sais, vyrą tvarką palaikys. Fotografuokit, kad gražiau atrodyt. Ale veizėk, taip ir pakvietėm, surikiavom pagal ūgę, ne? Nu, klausykit, linkėsiam jums gerą darbą, o dabar pastuvėkit biškilėlį. Telšius, kadangi vyks etnografinių regionų meta ir mes Žemaitė kap, kitaip išsiskersiam. Mes ten prie laikrodžių bokšto, prie meškos, susidėliuojam žodį Žemaitėji. Į Košlą seniūnėjai gavo poraidį, Veina seniūnėje Kliovo šerdis, Veinų žodžių dabar ten išraiškinga, kūrybinga, išdėlios iš tos raidės viskom kontor gražiausiai savo seniūnėjau. Aš čia damarydėjau tas dešras greivas, nuo to priekystėm, plokit. O vadova yra Ignas Martins Lukošė. Čia ir pažymėta. Pirmas, apsiliko. Mata, kokie čia įvarda, tokie nelietuviški, ne juods, ne Petras, tai va tie pilyba. Ar visi girdėjot, paplojam, Teplėlė Telšių seniūnėjas. Pavadėnimų negali pasakyti, ką pasakysiu. Apsiškastai išsidaus, katrų numerį Telšiškį dauną. Ekit, ragaukit, gal įvertinsit. Va mūsų tom daunas stebėma apvainikaus Unoravų. Kažkoks mėlė. Ne, čia yra šiauliausia kepėja. Aš noriu pasakyti, ką vakar mūsų Unoravų šitą kapelą dalyvavo konkurs respublikinį. Girdėjau, pačiu. Ir jį laimėjai pirmą veiką, vaizėkit, ten buvo žmonių su negaliu, festivalis toks, ne? Ir Visiems ir 19 seniūnijų visos turės plot. Pasikartos, kad čia buvau pati geriausia, šauniausia, šitą nuo pirmą veiklą laimėjusi Telšių neįgaliųjų kapela Unoravė. Ne, pasiedau saugusi to medalį. Nu, dabar nieko nelaukdami, į sceną kveitam Lauktis seniūnėjai. Į tai mikrofoną to arčiau bus dabar. Lauktis seniūnėjai jau. Nematį, negirdėjai, papasakok Adeliui Anim visiems. Aš jums dabar papasakosiu, kaip senuolė Rugėlis vardą, kolik dūnelis kepalelį priėjo. Išvežė mūnį į aukštus kalnus, išbarstė po Reiną grūdą, paėmė kėtis, sumaišė jaudą dūmą, atėjo žeimą, apsdėga, apšala, tą orą kalą. Nu, praleidis keletą mėnesių. Atėjo Milas tai didelios padvarės, rožinį ištisusi, išgrėbusi, tą vašką tenai. Parleis ir saka prie tauta, tą kol dava dėklas tą dievą dovaną. Nu gera, nutarė, nusompi 100 galmėlių ont nusirtėmą, taip pat baltų galmėlių ont surišėmą, nu
ant galvos pastatė ir dar kepurę apmojo. Nu praleido dar porą nedėlių, parvežmulį į tondėdėlį padvarėje, sukiši pirti, per smarkiai ugniais degėma, dumbrų kėma, nors vėlą vona aušta. Nu va paškiau ir atėjai kaip čigona, su šakara, su makara, su tomulį daužį, kol man kaulus padaulė. O taip ir subirėjau į arodus. Nu va paškiau gaspadorė, manė, įklevoji, gaspadėlis gaunelį kėpi, šeimyną maitina. Kokios gražuolės. Nebijok technikų veik, gal technikų narokos susikėsti. Viskas juokavu. Taip, tikrai. Valiaus seno tegaičių seniūniai. Nu, Tegaičių kapelą, grįžos. kas mane dabar pavaišins? Nu, Kol nori, prašau. Kirčių moterų lokalinis ansamblis. kas čia iškepė? Rūdupių bendruomenė. A ja? Dirbo užrašas. Ui, kaip aš nenoriu, kad jūs būtų filmuotumėt. A sene susikūręs. Akvė, daug interviu, čia nori apibendruoti. Petra paragau. Čia yra iš Rūdupių bendruomenės, naujai įsikūrusi, spalio mėnesį bus tik metai. Ir jau šitą nuveikė. Taip, jau kepam skrusdelį. A savo namus turi? Turim, Įsirengė? dar ne, bet jau rengiamės. Aha, o dabar čia jūsų viskas. ar ne? Taip, mūsų. O šaunuoliai. Nu, gerai. Nu kas, pareik bišku, aš nepaliek. Noriu dabar. Prašom Mišriškę užėjti, paragauti gėrių. Будь
Iš kur esat? Telsoda? Ai, ponis Alvinijų matau. Daug turit visko, oi. Aja? Va, vieți musa delpă. Kiek dabar produkcijos rūšių gamina Telsoda? Bus apie 20 kažkur. Ir daug metų jau egzistuoja? 20 buvo šiemet. Vo, jubiliejus. Ir viską darot iš daržovę, ne? Iš daržovių, vaisių, vairias uogienis. Ir čia va, iš šventę atvežėt, parodį. Padėti paprekiauti. Aišku, sėkmės jums tada. Nu, kaip skanu, ne? Labas, Angelė. Pasimušt pririškė. Augustinai. Alo. Koks kadras, seniūnė mūsų savo. Seniūnė vaišina pati, va. Augustinai, labą dieną. Prašom. Ačiū labai. Nu, jūsų komanda, matau, gana gausi yra. Labai gausi. Su kokia nuotaika atvykot į šventę? Su nuostaba. Su nuostaba. Su nuostaba nuotaika. Visus kviečiam vaišinti. Čia yra moterų Lions klubas. Jūsų koks devizas yra šiandien? Tarnauti, padėti tam, kam reikia. Šį kartą mes renkame aukas mergaitai, kuriai reikia akių operacijos. Kas gali prisidėti. Koks jos vardas? Džiuginta. Džiuginta iš Mūrės seniūnijos Viekštalių kaimo. Nu, sėkmės jums kuo daugiau surinkti. Jūsų geri darbai tikrai yra nuostabus. Sėkmės jums, geros šventės. Geros šventės ir visokolė. Galit už minimaliai kažkiek tai. Jį galime duoti. Prašom, laimų nepusryčiai. Tai dėdam pusryčiai. Aš jau baigiu. Pabandėlių dėčių. Prašom, imkit. Žiūrit čia. Ačiū jau, kad nutraukė. Ar čia vokiškoks didelis paviljonas? O! Kaip visada Nevarėnai vaišina cepelinais, ne? Kas jos išvirė? Kas virė? Virė Mitkaičių kaimų bendruomenės moteris. O kas jos seniūnaitė? Aš bendruomenės pirmininkė ir seniūnaitė. Ir matau, Nevarėniškių gana didelis yra kostas, tas kaip čia pavadinti, štabas. Jo, čia yra Nevarėnų seniūnija, bet čia yra Mitkaičių bendruomenė mūsų su cepelinais atskirai. Kaip gyvoja jūs bendruomenė? Neblogai, kaip matom. Ir su mėsyti prekiavom ir su cepelinais. Aha. Nu ir saviveikla buvo pasirodė, ar ne, neblogai? Jo. Dar gyvuojam. O jūsų pavardė nebepamenu. Eugenija Gecevičiai. Kieno čia bendruomenė? Dudeikių pensionatas, socialinės globos namus atstovaujam. Nu ir kaip jūs ten laikotės? Puikiai, ačiū. Ei, derlių imat kažkokį?
Atvažiuokit į mūsų šventę penktadienį. Derliaus šventė. Atskirai net namuose. Padarysit atskirai tokią šventę. Taip, bus šventė kitą penktadienį pas mus. Prašom. O kas čia ta? Taip, kviečiam. Mes kolegės. A jūs irgi iš tos pačios? Taip, iš Duseigių globos namų. Taip, darbuotojai. Žvakėlė. Gerai, prašom. Čia jūsų yra... Darbeliai, mūsų gyventojų darbeliai. Taip. Tai jie ten baltų neleidžia laiko pasimti. Tikrai ne, užimtumas ir užimtumas. Kas tik nori dalyvauja ir turite ir turi veiklos. Į saviveiklą viską? Taip, ir saviveiklą labai dainuojam mes ir ką mes tik nedarom, mes viską darom. Tai šaunus esat. Ir prisistatykit, kas čia tokios esat. Socialinė darbuotoja Irena. Vardas? Irena. O čia? Užimtumo specialistė keramikė Alina. Va, malonu, sėkminga jums sudalyvauti šventę. Reik mums tos sėkmės, ačiū. Господин paveiksluoti, filmuoti. Prašom, kur gėlę gal norit? Čiupa traumą. Parodyk, kas čia turit. Namelis? Namelis. Su putpelių kiaušiniai. A ką, turit putpelių? O, kaip įdomu. Kieno čia rankdarbiai tie? Mano. Jūsų? Mano. O, kur jūs gyvenat? Degaičiuose. Ir tokius dalykėlius daro? Stengiamės. O iš ko čia yra padaryti? Iš veltinių. Iš veltinių? Taip. Oi, kokie gražus. A ką jūs baigus gal kokį meno mokyklą? Ne. Tiesiog iš savo rankų, galvos. Koks jūsų vardas ir pavardė? Žemeckienė. Rasta Žemeckienė. Malonu buvo susipažinti. O šalia kaimynė matau sūrius ten lieja, ar ne? Kiek kainė toks? 50 centų. Nu kaip, ar daug medaus? Kaip? O tai vienas kaip išdžiūs, ar vienas reikia? Viskas jau išdžiūvusias yra. A, vienas? Jo, jau išrenkama. Negalima pakeračiai. Dar labiau dėkoju, kad pakvietėte tokią nuostabią šventę. Aš atstovauju tokiam socialiniam projektui draugų A važiavot? Važiavau. Važiavau Degaičius, kai rekordą siekiu. Dabar nevažiavau. Aš turėjau siekti. No.
autobusiukai.